Astra LT AB, akcinė bendrovė, mes esam talpų gamintojai daugiausia, talpyklos iš nerūdijančio ir iš juodo plieno, produkcija skirta maisto, chemijos pramoniai. Tai yra seniausia Alytaus įmonė, 29 metais mums bus 100 metų. Bet įmonė veikia nepertraukiamai tiek prieškario, tiek pokario metu. Produkcija keitėsi, prasidėjo viskas nuo kietos lyglos, tačiau šiomis dienomis neišlikė, kadangi tai yra gan taršus procesas. Svilingo dirbtuvės, taip vadinamos, prieškario Alytuje, ir gamino žemės ūkio padargus. Mes esam didžiausi talpyklų gamintojai Baltijos šalyse ir Skandinavijos regione. Be abejo, yra ir kitų įmonių, bet tiek pagal pardavimus, tiek pagal vienetų išleidžiamą kiekį. Be abejo, suvirinimas pagrindinis procesas, tai be abejo suvirintojų mes nuolat ieškome. Dėl to palaikom pameistrystės programas, kadangi dėl natūralių priežasčių netenkam kai kurių darbuotojų, tai reikalingi nauji ateinantys vėlgi. Jie turėtų turėti kuo geresnius įgūdžius ir pameistrys dirbdamas pas mus įmonėje, jis ateina jau su baziniais įgūdžiais, bet tada mes dar čia vietoj jo kvalifikaciją pakeliam ir jau pameistrystės laikotarpio pabaigoje jis jau būna toks jau galintis pas mus pradėti daryti paprasčiausias operacijas. Tai jie dar, kol jie taps tikrai suvirintojais, tai dar praeina iki metų. Jeigu žmogus siekia, yra motyvuotas, nori, tai dar iki metų, kiti greičiau be abejo, bet dar turi apsimokyti. Kaip ir dabar, tarkim, 6 pameistrius turim. Pameistriams sudarome mokymo planus ir be abejo, atėjęs pameistrys, tai jam yra programa ir jisai turi pas mus susipažinti su darbo vieta, su procesais, su įrengimais ir jam nuolat turi kas padėti, įsekti, konsultuoti, tai yra meistrai priskirti. Tai pameistrystę palaikome be abejo, kadangi tiek pameistrys turi galimybę susipažinti su įmonė ir pasižiūrėti, ar jis pats nori to darbo, ar jam įmonė tinka, ar jam aplinka patinka, sąlygos. Tai vyksta susipažinimas ir kartu mes pamatom, ar jis turi įgūdžius, ar jis turi motyvaciją. Turim daryti tą ir nuolat darysime. Ir kaip socialiai atsakinga įmonė, norime, kad jaunimas įgytų tų svarbių mums profesijų įgūdžių ir dalis, jeigu pas mus ateis dirbti, tai visiems bus gerai.